What's the sound I hear behind my back? Sveiki! Štai ir dar vienas video, kuriame papasakosiu, kaip aš manau, apie labai svarbų jūsų gražinimosi etapą. Tai yra jūsų veido valymo. Kalbu ne apie paruošimą veido prieš makiažą, o apie veido valymą tada, kai jūs grįžtat namo, ruošiatės eiti miegoti, norit pailsėti, taip pat labai gerai leisti jūsų odai irgi pailsėti, nes jūsų oda irgi nusipelnusi, kadangi buvo su jumis visą jūsų sunkią darbo dieną. Ir išgyvena taip pat jūsų stresą, jūsų kažkokius pergyvenimus, nuovargį. Pirmą video pradėjau nuo kreminės pudros ir mes tikrai dar pratęsim, nes apie ją klausimų vis dar liko daug. Bet kai dariau pirmą video, neplanavau šios video daryti periodiškai. Galvojau apie tai kaip apie kažkokį trumpą projektą, bet kadangi sulaukiau nemažai jūsų susidomėjimo ir pažadėjau jums video išleisti kiekvieną pirmadienį, dėl to manau, kad logiškiausia būtų pradėti aplamai visą pasakojimą būtent nuo veido valymo. Labai dažnai girdžiu, kad moterims netinka jų kreminė pudra, kad jinai negražiai atrodo, kad jinai nepatenkinta savo kosmetika, kad jai nepatinka kokybė ir panašiai, nes veidas atrodo negražus su jo, ant veido tai atrodo negražiai, bet labai dažnai tai yra ne pačios kosmetikos, dekoratyvinės kosmetikos problema, o tai yra būtent neteisingo veido paruošimo makiažo, o tai reiškia, kad blogo veido valymo vakarais. Jeigu jūs gerai prižiūrėsit savo veidą, gerai valysit su rinkimom priemonėm, pamatysit, kad praktiškai bet kokia krempudra, kurią jūs pasirinksit, idealiai atrodys ant jūsų odos, nes ant tobulos prižiūrėtos odos, bet kas atrodo labai gerai. Taigi, šiandien, kaip nebūtų keista, dažniausiai panašiose videose moteris dažosi ir rodo, kaip jos tampa vis gražesnės, aš šiandien savo makiažą valysiu. Šiandien pirmą kartą aš rodysiu jums kai kurias firmas, kai kurias priemonės, kurias naudoju pati, kurias išbandžiau, kur patiko ir pagal mane tai yra vienas geriausių priemonių rinkai. Jūs pasirinksit kažką pagal savo veidą, bet tikrai nenorėčiau, kad jūs priimtumėt šį video kaip kažkokį reklaminį, nes tikrai atskiram brandui aš nepriklausau. Tiesiog nuoširdžiai dalinsiuos tuo, ką pati atradau savo geriausią. Galbūt jums irgi tai pravers ir pasinaudosit mano patarimais. Kai mes grįžtam namo su pilnu makiažu, kaip pavyzdžiui esu aš, kaip padažytos lūpos, akys ir veidas, būtų gerai, kad jeigu toliau jūs neturit kažkokių planų, kažkokių pakvietimų kažkur nesiruošiat eiti, kad kosmetiką jūs pavalytumėt iš karto, o jau pasibuvimų su šeima, su jūsų mylimaisiais, filmų peržiūra, kažkokius paruošimus ritualus darbo dieną, jūs jau darytumėt su švaria oda, nes jūsų oda ir taip pakankamai daug kentėjo, kol jūs visą dieną ant savęs nešiojat tą tokią savotišką kaukę. Per naktį oda gali tiesiog nespėti pailsėti, to labiau, kad daug kas dirbo nuo labai ankstaus ryto, tai tenka keltis 4, 5, 6 valandą, tai yra pakankamai anksti, tai jūsų oda pakankamai nespėja pabūti be makiažo ir nespėja pailsėti. Sako, kad mūsų organizmui reikia 6 valandų, kad išsimiegoti. Įsivaizduokit, kad jūsų odai reikia panašiai, nes tai yra jūsų viso organizmo dalis. Kai mums atsiranda kažkokie spuogiukai, paraudimai, kažkokie netobulumai ant veido, tai labai dažnai tai net nesusiję su kažkokia odos problema, o tai dažnai susiję su mūsų organizmo problema, skrandžio, kažkokių nuovargių ir panašiai. Priimkit savo veidą kaip jūsų organizmo dalį, kaip jūsų, tarkim, organą. Geriausia būtų, kad pradėtumėte valyti nuo lūpų. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes pradėsim valyti akytės ar veidą, mes netyčia galim paliesti lūpas, ant odos liks pigmentas, kurį kartais sunku yra iš odos išimti. To labiau, jeigu jūs turit kažkokį vandenį atsparų lūpdažį, kuris yra labai intensyvios spalvos, ilgam lieka ant jūsų lūpų, taip pat liks ilgam ir ant veido, tai valysim lūpdažį. Su ko mes tai darysim? Aplamai, kai jūs naudojat vandeniu atsparius, kažkokius ilgai išliekančius lūpdažius, o jeigu jūs naudojat ryškius lūpdažius, geriausia, kad jūs būtent tokį ir naudotumėt lūpdažį, tai gerai, kad tai būtų kažkokia vandeniu atspariam makiažą skirta priemonė. Nebūtinai tai turi būti akių makiažai skirta priemonė, tai gali būti visam veidui ir panašiai. Kažkoks pienelis, aš asmeniškai atradau savo eye makeup remover iš Garnier. Jisai skaitosi kaip makiažo valiklis nuo akių, bet jis gerai nuvalo kaip ir vandenį atsparų tušą, taip ir vandenį atsparų lūpdažį, lainerį ar bet ką kitą. Kuo jis man patinka, kas liečia akių, jisai yra 2 viename, o tai reiškia, kad jis
ne tik nuvalo tušą nuo jūsų blakstienų, bet taip pat rūpinasi jūsų blakstienų augimu. Pasirūpino to, kad jos atrodytų gražiau ir natūraliai pamaitina. Ant savęs pastebėjau, kad tikrai blakstienos tampa ilgesnės, jos vis atauga naujos ir bet koks tušas labai gerai ant jų atrodo. Su tą pačią priemonę aš valysiu lūpas, nes tai yra vandeniu atspariam makiažui skirta priemonė, mano yra atsparus lūpdažis, su ją ir pavalysiu. Jinai yra dviejų konsistencijų, tai yra riebi konsistencija ir tokia vandens konsistencija, tai mes visą tai turim sumaišyti, išmaišyti, kad viskas taptų vientisą masę. Imam votos diskelį ir valom lūpas. Kad mums to pigmento neliktų visur aplinkui, mes pavalysim lūpas į centrą. Iš šonų į centrą. Jokio pigmento neliko. Dabar aš galiu jas sudrėkinti ir tęsti savo valymą toliau. Drėkinsiu lūpas su drėkinančiu balzamu iš Clinique. Jūs galite naudoti bet kokį. Yra tikrai daug neblogų balzamų. Galit pirkti iš vaistinės. Labai geras balzamas yra Carmex balzamas, jis ypač gydantis. Kadangi mano lūpas nėra sausas, man užtenka tokio drėkinimo. Sudrėkinti lūpas prieš einant miegoti yra būtina, nes lūpas, kaip ir jūsų oda, irgi yra veikiamos visokių išorinių veiksnių. Ypač vandeniu atsparus lūpdažis, jisai pakankamai sausina lūpas. Paskui jūs pradeda įsikilinėti, tai kad to neįvyktų, eikit miegoti visada su balzamu. Aš nuotokom sakau, kad jeigu jūs norit, kad jūsų vestuvių dieną lūpas atrodytų nuostabiai ir jaunikis visą dieną žiūrėtumis į jūs svajotų jas bučiuoti, tai geriausia iš vakaro nueiti miegoti su sudrėkintom lūpom su balzamu ir iš ryto turėsit gražias lūpas, ant kurių idealiai užsidės bet kokios spalvos lūpdažis. Lūpas pavaliau, toliau valysim akis. Akis valysiu su tą pačią priemonę. Akis labai pavargsta per visą dieną nuo šešėlių, tušų, žiūrėjimo į kompiuterį, kažkokių dar darbų, vairavimo, akinių, lęšių ir panašiai. Aplamai, jeigu jūs nešiojat lęšiukus, tai išsimkit prieš valymą. Taip, aš imu diskelį, sudėjau per pusę, dedu po akytę ir valysiu tušą. Imu tą pačią Garnier priemonę. Ant viršaus diskelį uždedu blakstienas ir valau. Visas tušas man liks ant diskelio, nebus juodų ratų aplink akis. Taip jūs idealiai pavalysit priemonę ir pagaliau leisit jūsų akim pailsėti. Per makiažo kursus, kai pasakoju apie tai, kaip reikia teisingai valyti akis, kad neištempti odos ir kad nebūtų juodų ratų aplink. Visos išbandžiusios ant savęs sako, kad tai yra žiauriai sunku, toks būdas, tai yra taip nepatogu, neišsivalo. Tiesą pasakys, va, viską pavaliau. Akytė yra visiškai švari, tą patį padarysiu su kita akim. Užtat nedariau kažkokių sukumų judesių, netempiau odos visaip, nes jeigu taip daroma, nematom, kaip veikiam odą. Pavalysiu antrą akį. Štai viskas. Jeigu jūsų blakstienos yra labai šviesios, jums labai nepatinka, paskui leisti visą vakarą lik be akių, jūs galit nudažyti savo blakstienas chemiškai, kaip, pavyzdžiui, tai darau aš, ir jos vis tiek atrodė šiek tiek ryškesnės ir natūraliai. Einam toliau. Vienintelė padažyta dalis lieka veidas ir dabar su kuo mes jį valom. Veido valymas yra itin svarbus momentas. Labai svarbu tai daryti kruopščiai su tinkamom priemonėm, kad galėtumėte išvalyti kiekvieną nešvarumą. Papasakosiu apie priemonę, kurią aš naudoju, ir papasakosiu apie biudžetinę priemonę. Nuo močiučių laikų naudojama ir labai sėkmingai, bet esmė bus praktiškai ta pati. Visos žinom kokosų sviestą. Toks sustingęs, riebus, jį galite nusipirkti ir Maksimoj. Ant jūsų padažyto veido mes imam šiek tiek sviesto ir uždedam savo palei masažo linijas, kad neištempti per daug odos. Uždedam ant odos. Pavalysiu pusę. Kadangi jisai turi savyje riebalą, nes tai yra sviestas, jis labai gerai išvalysim bet kokią priemonę. Imam po karštų vandeniu suvilkdytą rankšluostėlį ir valom tą sviestą. Kadangi rankšluostis yra šiltas, jis praplės jums visas poras tolimesniam valymui. Nes tiesiog nuvalyti krempudros su kažkokiu valikliu, muilu ar panašiai, to tiesiog neužtenka. Pavalėm tą pusę ir dabar
imam tokią priemonę, tai yra Clinique. Aplamai Clinique atradau savo visai nesenai ir būtent šis brandas man tiko labiausiai. Jūs vėlgi turite eiti, bandyti žiūrėti, kas tiks jums, bet šiaip Clinique skystas muilas, valymo muilas, tai buvo pirmas muilas, kai aš valiau veidą ir mačiau, kaip nubėga oranžinis vanduo, kaip nubėga krempudra. Ko anksčiau nematydavau su kitais valikliais. Gal tiesiog neužtaikydavau tokių valiklių, bet štai pasitaikė toks pirmas ir aš apsistojau ties jo. Tai yra didelis buteliukas. Tai yra miniatiūra, mažos talpos. Kas yra gerai pas Clinique, jų gamintojai apgalvojo jūsų odos kuo geriausia priežiūra. Apie ką aš kalbu? Pavyzdžiui, tokį buteliuką jūs galite rasti kokius 3, kurie reiškia tą patį muilą, kurie grinai skirti tam, kad valyti jūsų odą. Bet ant kiekvieno iš jų parašyta kokiai būtent odai jisai yra skirtas. Tai gali būti sausos kombinuotos odos valiklis, gali būti riebios odos, gali būti normalios odos valiklis. Jūs turit būtinai pažiūrėti apačioj, kokiai būtent odai jis yra skirtas. Clinique tai yra Estée Lauder dukterinė įmonė, kuri orientuota būtent į medicininę jūsų odos priežiūrą. Tai realiai iš visų prekių, ką mes galim rasti parduotuvėje, kur yra dekoratyvinė kosmetika ir kažkiek kremai ir valikliai, Clinique tai yra brandas, kuris vienas geriausiai pasirūpintų jūsų odą. Jie orientuoti grinai į tos problemas ir tai, kad jas pašalinti. Taigi, aš imu muilą. Prieš muilą turit sudrėkinti odą su vandeniu. Imam kažkiek muiliuko ir vėl paskirstot visą muilą ant tų pačių vietų. Jeigu jūs nuvalot makiažą su rankom, aš labai siūlau naudoti muilo pašalinimui tą patį karštą rankšluostėlę. Imam, sudrėkinam rankšluostį po karšto vandeniu ir valom. Vėlgi, kad mums praplėstų poras ir išvalytų iš jų irgi nešvarumus. Rankšluostį po kiekvieno naudojimo reikėtų išvalyti, kadangi visi nešvarumai nuo jūsų veido perėjo į jį.